nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems. Čia Utenos radijas. Utenos radijas. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Sveiki, Utenos radijo klausytojai. Šiandien mūsų pašnekovai Utenos rajono savivaldybės aplinkosaugos skyriaus darbuotojai Lena Stočkienė ir Justas Juršys, kurie kartu su kolegomis skatina visus būti nebejingais gamtai ir aplinkai. Kalbėsime apie tai, kas šiuo metu aktualu kiekvienam gyventojui, kuriam rūpi aplinka, kurioje gyvename, nuo besibaigiančio švarinimosi akcijos iki gręžinių įteisinimo, bei aptarsime kitas aktualijas. Sveiki. Labadiena. Labadiena. Dėkoju, kad sutikote atvykti į studiją. Gal pirmiausia ir pakalbėsime apie švarinimosi akciją, kuri jau, kaip suprantu, artėja prie pabaigos. Kaip vertinate jos rezultatus šiemet? Tai norėčiau pradėti pirmiausia nuo gal pačio akcijos pavadinimo. Tai aplinkos švarinimo akcija, kuri jau iškart pasako, jog akcijos metu yra tvarkomos užterštos viešosios teritorijos. Tai pirmiausias toksai būtų darbas, tai aplinkos apsaugos skyrius surenka informaciją iš seniūnijų ir sudaro tvarkomų teritorijų sąrašą, kuriame yra nurodytas laikas, tvarkoma teritorija ir koordinatorius. Įprastais akcijoje dalyvauja bendruomenės, švietimo įstaigos, seniūnijų darbuotojai, seniūnaičiai, administracijos darbuotojai. Šiais metais aplinkos švarinimo akcijos metu sutvarkysime, dar akcija vyksta, 25 viešas teritorijas. Tai tos teritorijos yra ir Utenos mieste, ir kaimo seniūnijose. Duomenų pakol kas mes neturime apie akciją. Rezultatus, taip. Bet jeigu 24 metų duomenis lyginant, tai kaip minėjau, šiais metais yra 25 numatytos tvarkyti teritorijos, o praeitais metais turėjome 22. Šią praeitą savaitę akcija vyko Utenos mieste ir Kuktiškių seniūnijoje, o šią savaitę ji vyks jau kitose kaimo seniūnijose, tik gaila, dalyvių nelepina oras. Tai apie rezultatus galima bus paskaityti savivaldybės interneto svetainėje kitą savaitę. Taip pat noriu tą pačią progą padėkoti jau dalyvavusiems darbuotojams, seniūnaičiams, gyventojams, bendruomenėms ir ypatingai Prano Saladžiaus Šaulių 9 rinktiniai, kuri visada pasisiūlo dalyvauti akcijoje. Už jų geranoriškumą noriu padėkoti, meilę švariai aplinkai. Tai būtų tiek. Na, gyventojai pastebi, kad vis dar randama nemažai padangų, statybinių atliekų, net ir aš pateidama pasivaikščioti čia prieš kelis mėnesius tiesiog pamačiau dešiniai pusėje kelio primėtytą padangų. Kokias tendencijas pastebite jūs, kokios atliekos, pavadinkim, šiukšlės dažniausiai aptinkamos? Galime mes tą tendenciją tiesiog matyti tvarkant akcijos metu užterštas teritorijas. Tai, sakykime, akcijos metu mes irgi atkreipiam dėmesį, kad sumažėjo mišrių komunalinių atliekų kiekiai, ypač sumažėjo plastiko, metalo atliekų, kadangi yra užstato sistema. Turbūt visi matom, kad pakelėse, pamiškėse nebesimėto plastikiniai buteliai, konservų dėžutės. Tačiau yra kita blogybė, tai didesni transporto priemonių dalių ir padangų kiekiai, kuriuos randame taip pat tvarkydami užterštas teritorijas. Todėl tą progą norėčiau gyventojus paprašyti nemėtyti padangų pamiškėse, pakelėse ir atiduoti jas į skirtas
tų atliekų surinkimo aikšteles, kurios yra prie Utenos regiono nepavojingų atliekų sąvartyno, arba nuvežti į UAB Utenos komunalinko aikštelę. Na, o sakykite, Lena, ir tuo pačiu kolega gal papildytų, ar matote pokyčių žmonių sąmoningume, ar mažėja tokio piktybinio šiukšlinimo atveju vis darant tokias akcijas? Manau, kad sąmoningumas gyventojų tikrai keičiasi. Tai, sakykime, tą, ką ir kalbėjau, kad mišrių komunalinių atliekų kiekiai sumažėjo. Manau, kad netgi vienkartinių pakuočių kiekiai mažėja. Tik aišku, gyventojam reikalinga priminti kasdieninių įpročių keitimas ar sakykime, kažkokių buitinių dalykų naudojimas. Tai pavyzdžiui, vykstant į kelionę, į gamtą, reikia prisiminti, kad maistą galime susidėti į daugkartinio naudojimo indus. Taip pat prieš ką nors perkant, gal ne visai reikalingą daiktą, irgi pagalvoti, ar jis mums tikrai reikalingas, ar jis ilgai mus džiugins ir ilgai tarnaus. Gal mes tiesiog galime be jo apsieiti. Ką dar norėtumėte pasakyti tiems gyventojams, kurie vis dar abejingi? Kodėl verta rūpintis aplinka ne tik per akcijas, bet ir kasdien? Daro tokį žodį tvirtesnį. Manau, kad reikėtų prisiminti ir nepamiršti, kad mes gyvename aplinkoje, kad mūsų supa miškas, vanduo, mesgi kvėpuojame oro. Tai tiesiog švari ir sveika aplinka tai yra ne tik mūsų geros savijautos, bet ir sveikatos garantas. Manau, kad tai yra esminiai dalykai, kodėl mes turėtumėm saugoti gamtą, rūpintis ją. Dabar pereikime prie kitos temos. Iš tikrųjų labai ir socialinėse erdvėse ir kitur nemažai diskusijų kelia gręžinių įteisinimas. Tai kiek laiko dar liko gyventojams tai padaryti? Laiko liko tai tikrai jau ne per daugiausia, apie 20 dienų iki balandžio 30 dienos reikėtų jau pateikti dokumentus Lietuvos geologijos tarnybai, tai yra paraiška su savivaldybės pritarimu ir būti susimokėjus 15 eurų vienkartinį mokestį. Norėčiau visus pakviesti jau suskūpti ir kreiptis į Utenos rajono savivaldybės administraciją, kad gautų pritarimą naudoti nelegalų gręžinį. Tai gal plačiau jūs ir paaiškintumėte, ką svarbu žinoti apie įteisinimo procesą, nuo ko reikėtų pradėti? Tai kaip ir minėjau, tai tada pirmoje vietoje reikėtų kreiptis į savivaldybės administraciją. Gavus iš savivaldybės administracijos pritarimą, reikėtų susimokėti 15 eurų įmoką valstybiniai mokesčių inspekcijai. Turint pritarimą ir susimokėjus 15 eurų, reikėtų jau kreiptis į Lietuvos geologijos tarnybą. Kreiptis galima dviem būdais, tai yra elektroniniu paštu arba per Lietuvos geologijos tarnybos elektroninės paslaugas ir jiems jau pateikti visus tuos reikiamus dokumentus. Na, ką reikėtų pasakyti tiems, kurie delsia ar dvejoja? Kokių pasekmių galima sulaukti laiku neįteisinus? Laiku neįteisinus, tai gresia tikrai didelės sankcijos, tai yra gręžinio likvidavimas ir dar plus piniginė bauda. O sakykit, ar gyventojai gali kreiptis, yra ir vyresnio amžiaus, taip įsivaizduoju, žmonių pagalbos ar konsultacijų į savivaldybę šituo klausimu? Tikrai gali ir mes visą laiką, kiek įmanoma, pakonsultuojam, padedam, tai visus kviečiu kreiptis, skambinti, klausti į aplinkos apsaugos skyrių ir visą laiką tikrai padėsim. Na, Utenos rajone veikia ir individualių nuotekų valymo įrenginių programa. Gal plačiau papasakotumėte, kam skirta ši programa, ar daug gyventojų kreipiasi dėl kompensacijos? Taip, tai šita programa yra kaip skatinamoji, kurios yra tikslas skatinti gyventojus tinkamai tvarkyti buityje susidarančias nuotekas ir
įsirengti nuotekų valymo įrenginius. Už įsirengtus nuotekų valymo įrenginius yra skiriama kompensacija, tai šiai dienai yra 1200 eurų už vieną nuotekų valymo įrenginį. O kas gali kreiptis? Kreiptis gali visi Utenos rajono gyventojai, deklaravę gyvenamąją vietą Utenos rajone ir turėtų tada iki balandžio 18 dienos pateikti paraišką Utenos rajono savivaldybės administracijai. Su paraiška pridedama yra gyvenamosios vietos deklaracija ir nuosavybės dokumentai žemės. Na, jūs, manau, paminėjote keliamus reikalavimus paraiškų teikėjams, bet gal dar ko nors nepasakėt. Papildomi dokumentai dar pateikiami tokiu atveju, jeigu pajamos yra mažesnės asmenų negu 660 eurų šiai dienai, tai yra 3 valstybės VRP tie vadinami, tai tada pateikiami dokumentai 3 paskutinių mėnesių pajamos gyventojų. Jeigu kreipiasi jauna šeima arba daugiavaikė, tokiu atveju pateikiama pažyma apie šeimos sudėtį. Tai vad kas, jeigu apie dokumentus, tai tie gal tik tai statistikos galima kažkiek, tai kad 2023 metais finansavom 79 nuotekų valymo įrenginius, 2024 78. Tai viso buvo skirta virš 180 000 eurų per šitos 2 metus. Dėkojame Jūsų už atsakymus. Na, dar vieną tokią įdomią iniciatyvą mačiau, kad vyks atliekų kultūros egzaminas. Gal galit papasakot, kas tai yra, ar kam ta iniciatyva skirta ir kas joje gali dalyvauti? Tai tikrai atliekų kultūros egzaminas tai kita aplinkosauginė iniciatyva, tik jie jau, sakykime, yra skirta aplinkosauginių žinių apie atliekų tvarkymą, jų mažinimą, pasitikrinimai. Į atliekų kultūros egzaminą norėčiau pakviesti dar kartą, kadangi jau informaciją skelbėme ir saldybės interneto svetainėje, tai norėčiau pakviesti mokinius, pedagogus, gyventojus, jūsų kolektyvą dalyvauti egzamine, kuris vyks balandžio 17 dieną. Egzaminas vyks nuo 9 iki 18 valandos, tik reikalinga, aišku, prieš tai užsiregistruoti į atliekų kultūros interneto svetainėje. Ir kad būtų didesnis noras dalyvauti egzamine, tai tiesiog dar norėčiau paminėti, kad tiek Utenos regiono atliekų tvarkymo centras, tiek Utenos rajono saldybės administracija įsteigė prizus. Tai saldybė įsteigė prizus 1-4 klasių, 5-10, 11 ir vyresnių kategorijoms, o Utenos regiono atliekų tvarkymo centras įteiks prizus egzaminę aktyviausiai ir daugiausiai teisingų atsakymų pateikusioms Utenos regiono mokinių klasėms. Tai kviečiame dar kartą dalyvauti. Na ką, laukia toks nuotaikingas ir svarus atliekų kultūros egzaminas. Na, aš dėkoju pašnekovams už pokalbį. Primenu, kad studijoje viešėjo Utenos rajono savivaldybės aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Elena Stočkienė, dėkoju, ir specialistas Justas Juršys. Ačiū. Ačiū. Linkime sėkmės jūsų darbe ir kuo daugiau sąmoningų gyventojų, kurie ne tik dalyvauja akcijose, bet ir kasdien rūpinasi mūsų bendra aplinka, o visiems Utenos radijo klausytojams primenu, kad daugiau informacijos galima rasti Utenos savivaldybės interneto svetainėje www.utena.lt. Būkime atsakingi ir kurkime švaresnę aplinką kartu. Utenos žingsniai. Utenai aktualūs klausimai, pašnekovai ir atsakymai kiekvieną penktadienį nuo 11 valandos. Laida kartojama pirmadienį nuo 11. Gyvenimo malonumas judėti, eiti ir nesustoti. Žmogus turi tobulėti, neturi stovėti vietoje, neturi būti klausimų visą laiką, o ką tik kėlė šiandien veiksiu. Žmogus turi visą laiką tobulėti. Tai yra gyvenimo varikliukas. Čia Utenos radijas. Utenos radijas.